Sveiki gyvi. Tai ką jūs, šeštadienio tinginiai? Mes vėl atvažiavom į Pakruojo rajoną, Petraičių tvenkinį. Pabandysim pasižvejoti kažką tai. Tikiuosi pavyks pagauti čia karosų. Susirišom vieną dugninę. Tikimės bus kibimų. O kaip mums seksis, prašome žiūrėti. Nu ką, žuvis kol kas tyli. Einam atsigersim kavos. O, 2 puodukai. Pradėsim nuo mažesnę. Paskui gal bus didesnis. O. Geriam. Mes kaip visada turim vietinę degalinę. Atsigert kavos. Pasimėgaut gamtos malonumais. Ir vėl cukraus nėra. Jėzus Marija, kaip blogai. Atsitraukiam. Oi. Nu ką, meškerės kol kas tyli. Susimetėm ant bailiukų. Nusipirkom skanių bailiukų. Lietuvių gamybos. Nėra jie tokie pigus. Dėžutė 9 eurus kainuoja. Bandysim išlaukti. Šalia per vieną praliotą į kitą pusę žvejoja ukrainiečiai, tai matėm traukia karosus vieną paskui kitą. O mes nieko netraukia. Mes paprasčiausiai mėgaujamės gamtos malonumais ir geriam kavą be cukraus. Eilinį kartą. Nu va, vargais negalais išsitraukiam vieną karosėlį. Galime jį nukabinti. Įsimesim į kibirą. Atsargiai. Opa. Paskui mes jį jau padaruosim. Ir eisim mes o kol sugalvosim, kada daruoti, einam susipilti anglis. Reikia jos biškį nešiukšlinam, susikraunam viską į maišelį. Nu ką, pasikurkim ugnį. Nu va, prasikūrens ugnelę mūsų. Paskui kažką tai darysim. Nu ką, žuvį gal biškį vėliau, nes turi prasidegti, o mes dabar atsivežėm raudonosios ugnies. Sparniukų. Tikiuosi bus gardumėlis. Pamatysim kaip skonis. Galėsim pasakyti, iš kur mes nupirkom visą tą skaniai atrodantį maistą. Užsidėjom pirštinę, kad neišsiterliuoti, o gal taip geriau.
Gal taip daugiau telpa. Gal. Manau. 2, 3, 4, 5. Vadinasi, čia irgi reikia padaryti 5, 3. Nu. Pas čia giliai, ilgai, būtų visi sutilpę, ilgai. Nu, padarykim, kaip mums kolega parekomendavo. Va, tilpo, viskas tilpo. Kaip gražu. Kol kas toks dienos meniu. Nu, atrodo, tai skaniai. Palaižykim. Daug pipirų. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Tegul dabar biški atsiranda daugiau žarijos ir tada dėsim kepti, ragausim, kaip jau ir pietų metas. Tai kas valgot, kol kas skanaus nesakau. Nu ką, prasikūrena mūsų ugnelė. Einam, susidėsim savo sparnus. Pasirodo, čia sparneliai. Prakepsim, paragausim, kaip skonis. Ir einam toliau žvejoti. Kol kas ramybė, kaip kapuose. Ne kažką. Kibimų ne kažką. Nu, bet ką padarysi. Tokia ta pramoga. Jūs tik paklausykit, toks kvapas, toks garsas. Tiesiog galėčiau praryti su visom anglim. Skonis neišpasakytas. Bet čia labai karšta. Tikrai labai karšta. Kaip ten kiti daro, tai mes irgi panašiai. Užpilkim biškį alučio. Gal skonis bus geresnis? Reklama negalima, tai nerodysim, koks alus. Iš butelio patys galit suprasti. Meksikietiškas. Man pats skaniausias. Kitokio nepripažįstu. Ir ką, mes toliau žvejojam. Nu ką, iškepė mūsų pietai. Tiršta. O kaip atrodo. Baigė čirškėti. Einam išsidėliuosim. Nesugadink. Šį kartą su peiliais neimsim. Prikiba. O. Na. Kėda skanesnė. Labai karšta. Nuostabus skonis ir superinis jausmas, kai tu valgai ne namuose, o kažkur gamtoj.
tikrai rekomenduoju. Mes iš Maksimos pasiėmėm jų. Akcija buvo patys pigiausi ir patys skaniausi pasirodo. Jėga. Nu ką, baigiam suvalgyti savo skaniąją vištieną. Tikrai labai skani. Tikrai verta. Užgerkim meksikano. Skanaus visiems. Nu ką, vištiena buvo labai skani. Ačiū, kas valgėt. Dorosim žuvį. Prigaudėm žuvies. Dabar padarosim ant rūkimą. Išpjausim vidurėlius. Nelabai pjaustas, nes aš toks čia labai didelis. Išversim viduriukus. O, žarnukai išsilakstė, kaip ir tuščia. Paskuskim, jeigu čia kas skusės. O, paruošim žuvį rūkimui. Nulupsim tik tuos didžiuosius žvynus, daugiau tai čia mes per daug nieko nedarysim. Nu va, dar keletą mažesnių. Bus visas paragautas. O, su visais žarnais. Tos tai labai gerai čia. Skutas. Nu va, paskerdėm karosą. Nenorėjom čia prie akių skersti. Žioplys. Nieka toj nužvinuosimės jį. Nužievinsim, taip sakant, kaip lentą. Bandysim išrūkyti. Nu ką, išsidarojam žuvį. Įsipilsim biškį rūkimui alksniuką. Ja, taip va. Gražiai susidedam. Einam biškį dar pradaruosim žuvelę. O, kaip gražiai čia gavos viskas. Prasipjaustam, kad greičiau susitraškintų. Taip, tokiais tarpeliais. Tai viena, antra. Labai viskas puikiai čia. Šį kartą viskas eina kaip iš pypkės. Ir kitiem tai patarčiau pasidaryti. Greičiau prieskoniai susigeria. Skonis gaunasi geresnis. Peilis labai aštrus. Vos nenusipjojau pirštą. Karosas liko. Tam reikėtų jau biškį daugiau papjauti šoną. Antrą pusę.
jų turėtų būti daug dažnesnė, nes ir žuvis didelė. Turi labiau viskas pasigerti. O turi būti va taip va. Kad prieskoniai normaliai įsigertų į žuvį. Tuoj užmėsim prieskonių. Visur turi jie sulysti tuos tarpus, kuriuos aš vat ką tik rodžiau, kaip jie yra supjaustoma žuvis, jeigu nori turėti gerą skonį. Ir nieko laikyti nereikia, praktiškai galim imti ir dėti tiesiai į rūkyklą, o paskui jau pamatysim galutinį rezultatą, kaip čia viskas gausis. Visą laiką taip darau ir visą laiką skonis būna labai puikus. Nu ką, žuvį sudorojom, uždarom dangtelį ir nešam išrūkyti. Tebūnie taip. Nu ką, pusę valandos ir mes žuvį rakausim. Nu ką, pasižiūrim, kas čia daros po sarkofagu. Jau grožis, jau. Va, kaip gražiai sukrita, žiūrėk. Man atrodo, bus gerai. Nešamės ant lentos. Nu puikus reikalas, tikrai puikus reikalas. Nu ką, palaukim biškutį, kol atvės ir tada jau mes ragausim ką tik pagautą žuvį. Nu ką, atvėso mūsų žuvelė. Visai normaliai čia, pažiūrėkim, kas čia, kaip čia tie skoniai visi, visa kita. Paragaukim, pasakysim. O, gražu, ką? Gražu. Pasiimkim nuo nugaros. O. Gerai. Gerai. Atkurtų labai daug. Nėra ko norėt. Karosos. Sakanti. Kojelė. Tas skanesnė. Ir prieskonė normaliai. Tai tokia ta mūsų nuotykiai gamtoje. Kam patiko šis video, nepamirškit paspausti laiko. Jums tai nieko nekainuoja, o mums tai malonu. Parašykit komentarą, paprenumeruokit mūsų kanalą. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Iki!